Antradienio žiniuose matysite, savivaldybė jau kalba apie šių metų biudžetą. Šalyje kylant panikai dėl kiaulių maro, specialistai ramina, kad mūsų regiono gyventojams baimintis kol kas nėra ko. Automobilių meistrai įspėja saugoti savo mašinas nuo gaisrų. Sveiki! Šį antradienio vakarą kviečiu žiūrėti Šiaulių televizijos žinių tarnybos parengtas naujienas. Aktualiausia savivaldybės politikų aptariama tema – miesto biudžetas. Žvelgiant į praėjusius metus, jis planuojamas kiek didesnis, tačiau opozicija sako, kad trūksta išlaidų subalansavimo, užmirštos kai kurios sritys. Šiaulių miesto savivaldybės koridoriuose ir kabinetuose viena aktualiausių temų – miesto biudžetas. Šiaulių miesto meras sako, kad miestas lipa iš skolų. Žvelgiant į praėjusių metų miesto finansinę padėtį, meras sako, kad ji esą gerėja. Mieste įgyvendinta taupimo programa nevadavė gerų rezultatų. Aš džiaugiuosi, kad mūsų miestas tarp kitų savivaldybių tikrai yra minimas gerąją prasme dėl finansinės situacijos savivaldybėje. Ir šiandieną aš galiu sakyti, kad per 3 metus savivaldybė sumažino skolų, ilgalaikių skolų naštą, bankinių skolų 20 milijonų, o ilgalaikius įsipareigojimų apie 4 milijonus. Ir šių metų biudžeto, jeigu taryba patvirtins, šių metų gale mes turėsime tik apie 37% skolų nuo savarankiškos savivaldybės biudžeto ir tai leistų sakyti, kad savivaldybė jau jokių suvaržymų nebeturi dėl reikalingos, sakykime, skolinimuose. Niekas nežino, kaip vyksta metų bėgyje finansavimas, ar Lietuvos finansai ir savivaldybių finansai bus tikrai stabilus, tai kartais tenka ir metų bėgyje pasiskolinti, tai dar šiemet ir kitais metais tokios laisvės mes neturime. O nuo kitų metų jau būtų galimybė ir finansiniams srautams subalansuoti, skolintis nesiklausus finansų ministerijos. Netrukus taryba svarstys šių metų biudžetą. Jo projekte beveik 258 milijonai litų. Tai yra beveik 3 milijonais litų daugiau nei pernai. Pagrindinės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio. Tokį biudžeto projektą leido suplanuoti finansų ministerija. Tačiau opozicija sako, kad turi pastabų ir dar nenusprendė, kaip balsuos. Mūsų frakcija teikia savo pasiūlymus jau konkrečiom biudžeto eilutėm, tai mums labiausiai užkliūna tai kad neskirta pakankamai lėšų Ginkūnų kapinių sutvarkymui, kur gal šita žiema buvo tokia, kuri labai išryškino tą vandens problemą kapinėse. Mes siūlėm didinti ten asignavimus. Atsakymas šiai dienai yra toks, kad bus užsakyti projektavimo darbai ir galbūt rangovas tai darys skolon, abejotume, manom, kad tą sumą reikėtų padidinti. Taip pat mes siūlėm kultūros programas didinti bei skirti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir universiteto bendradarbiavimo programą. Tai kaip balsuosit biudžetą svarstydami? Frakcija nėra apsisprendusi, į mūsų tos siūlymus, kaip sakau, iš dalies buvo bandoma atsižvelgti. Tiesa, tų siūlymų bendrai per nors mėnesį laiko miesto biudžetas jau yra paskelbtas visuomeniai, bet apmaudu, kad visuomenė buvo labai neaktyvi. Pasiūlymų praktiškai negauta. Dėl to mūsų praktiškai buvo vieninteliai mūsų frakcijos pasiūlymai, tai juos yra bandyta atsižvelgti. Tai kaip ir nebūtų priežasties nebalsuoti, bet kažkaip sakiau, biudžetas, kuris šiaip jau miestui yra neblogas, po kelių metų čia tokio bado biudžeto yra normalus. Tačiau mes dar frakcijai svarstysim ir apsispręsim vėliau. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis tenka švietimo sistemai finansuoti. Tai yra daugiau nei pusė miesto biudžeto. Socialiniai sričiai apie 14%, miesto tvarkymui apie 4%. Silva Šimkevičienė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Daugėja apšalusių žmonių, į ligoninę pastarosiomis dienomis jų atvežama kone kasdien. Daugiausia tai benamiai ar asocialūs asmenys. Atsižvelgiant į tai, kad orai vis dar žvarbus, darbo laiką lanksčiau pradėjo planuoti ir nakvynės namai. Iš Šiaulių ligoninę vienas po kito vežami apšalę žmonės. Prieš kelias dienas gydyti 3, praėjusią savaitę atvežti 2, šiuo metu dėl nušalimų guli 5. Daugelis jų arba benamiai, arba gan asocialūs asmenys, patenkantys į keistas situacijas, mažai besirūpinantys savimi. Supykis išvarė viskas. Kodėl? Ką nežinau, toks charakteris gali nam su galva negera.
Ir jūs išėjot? Išėjau. Kaip apsirengęs išėjot? Su basom kojom išėjau. Visai basas? Ja, Be kojinių. be kojų. Ir toli ėjot? Čia iki Respublikinis, ligoninės. Nuo to loko. Ir kas jums nutiko? Nušalo kojas, viskas, nu taip. Atsikėlęs jau būna 2-3 laipsniai tik šilumos. Per naktį man ta šilumėlė, kur aš dieną sukaupiu, jinai nuvažiuoja, į Rūpsį nuvažiuoja, kur ten statybinikai žino. Bet aš vėl pasikuoju. Tai kaip atsitiko, kad apšalot kojas? Sakau, jūs man pasakykit, aš jums pasakysiu. Kaip pasijutot, kad apšalot? Nieko nepasijutau, tik tai pradėjau kojas paprasčiausiai ištino. Ištino kojos. Nu ir spalva negraži, tokios raustelėjusios, nu ir paskui dar nieko, paskui kaimynas atėjo, sako, tu pekiuokus, sako, čia tavo turbūt rimti dalykai. Apšalusius žmonės dažniausiai atveža greitoji medicinos pagalba, tačiau šią problemą galima spręsti paprasčiau. Nelaimėliams, kurie neturi kur prisiglausti šaltą naktį, siūloma eiti į nakvynės namus, tačiau kažkodėl daugelis jų vengia. Kur randu, ten permeku. O kodėl į nakvynės namus neinat, gi ten šilta? Kur? Šiauliuos? Nežinau, nesu buvęs. Nežinot, kur Šiauliuose nakvynės namai? Žinau, bet nesu buvęs ten. Kodėl? Nu, ne tas vis tiek laisvas yra. Bet tengi neuždaro, ten nekalėjimas, ten ateini permegi ir išeini. Suprantu. Tai kodėl neinat? Nežinau, netrauk. Mieste socialinius reikalus kuruojantis politikai sutinka, kad nakvynės namai yra pakankamai toli nuo tų vietų, kur per dieną būna benamiai. Gal todėl ne visi turi jėgų ir noro ateiti ir priglausti galvą ant šilto gulto. Tiesa, nakvynės namų arčiau centro perkelti nesiruošiama. Atidaryti vadinamosios slėptuvės, kur galėjo glaustis kas norėjo, irgi nėra planų. Tiesa, nakvynės namai į asocialius asmenis per šalčius žiūri tolerantiškai. Dabar, kai labai šalta, prigulti ir pasišildyti įleidžiama anksčiau negu sulaukus 17 valandos. Pasišildyti ir prigulti įleidžiami ir išgėrę. Jeigu labai šalta, o žmogus sirguliuoja ir neturi kur eiti, kartais leidžiama pasilikti ir per visą dieną. Bet benamiai dažniausiai tampa medikų problema. Jeigu jie nespėja apšalti, paliekami specialioje palatoje ligoninėje iki ryto. Kartais girti socialūs asmenys uždaromi blaivytis policijos sulaikymo kameroje. Nors tai ne pati geriausia išeitis, tačiau žmogus taip išgelbstimas nuo sušalimo. Patyrę rimtesnius nušalimus, gydomi ligoninės skyriuose, net operuojami. Silva Šimkevičienė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Rengiantis kitų metų sausį prasidėsiančiai pirmąjį NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse, į Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazę Šiauliuose atskrido Italijos karinių oro pajėgų kariai. Svečiai atvyko su 2 naikintuvais Eurofighter Typhoon bei degalų papildymo lėktuvu. Italijos kariai bazėje viešės iki ketvirtadienio. Vizito metu tikimasi susipažinti su Lietuvos klimato sąlygomis bei jiems skirta infrastruktūra, greito reagavimo zona ir NATO oro policijos štabo pastatu. Likusias dienas Italijos kariai praleis besitreniruodami Baltijos šalių oro erdvėje. Kitos naujienos. Prieš keletą dienų šalyje užfiksavus pirmosius kiaulių maro atvejus, specialistai griebėsi sustiprintų saugumo priemonių. Medžiotojai raginami naikinti kuo daugiau šernų, o kiaulių augintojai būti ypač atidūs ir į tvartus neleisti net pažįstamų. Šiauliuose situacija kol kas rami, tačiau prognozuoti, ar ši liga neišplis ir mūsų regione, nedrįsta net specialistai. Lietuvoje aptikus klasikinių kiaulių maru užsikrėtusių šernų keliuose pietų Lietuvos rajonuose jau paskelbta ekstremali situacija. Ne tik padidintos rizikos vietose, tačiau ir visoje šalyje imtasi įvairių apsaugos priemonių. Medžiotojai raginami šaudyti šernus, nešerti jų arti sienos su Baltarusija, vyksta intensyvi šernų ir kiaulių stebėsena. Anot Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo, Šiaulių regiono gyventojams nerimauti kol kas nereikia, tačiau laikytis būtinų saugos priemonių privaloma. Patarimas gyventojams, kad nei patys eikit į svetimus tvartus, nei įsileiskit nei kaimynų, nei draugų, ir nešerkit kiaulių tom maisto atliekom.
ir stebėkit gyvūnus, savo kiaulės. Afrikinis kiaulių maras grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei nekelia. Ši virusinė naminių kiaulių ir šernų liga yra pavojinga tik gyvūnams. Virusas gali būti perduotas tiesioginio kontakto tarp sergančių ir sveikų gyvūnų metu. Taip pat per apkrėstą inventorių, rūbus, transportą, pašarus, šeriant kiaules maisto atliekomis. Ji platina ir erkės. Medžiotojai įpareigoti mažinti šernų populiaciją, taip pat turės taikyti daugiau atsargumo priemonių. Dar viena naujovė dabar medžiotojams, tai kad irgi sugriežtintos priemonės yra, kad būtinai nušautą šerną apdoroti tik tai tam skirtoje aikštelėje, taip pat skerdiną, kol nebus gauti tyrimai iš laboratorijos, skerdina neturi būti naudojama maistui. Ir skerdina turi būti laikoma izoliuotai patalpoje. Ypatingų saugumo priemonių turėtų imtis tie žmonės, kurie patys ir augina kiaules ir medžioja šernus. Medžiotojams, kurie, sakykime, namuose laiko gyvulius, rekomenduojama grįžus iš medžioklės 48 valandas neiti į tvartą, net į savo tvartą. Ir būtinai, jeigu jau eina, tai pakeisti aprangą, persirinkti, persiaut batus, kad neįneštų užkratą. Šiaulių rajone kiaulių augintojų skaičiuojama apie 500. Gyventojams primenama, kad turėtų neužmiršti 2 kartus per metus būtinai deklaruoti, kiek kiaulių augina, nes jeigu maras išplistų, kompensacijas galės gauti tik savo gyvulius deklaravę augintojai. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose sulaukta neeilinės viešnios. Po vizito karinių oro pajėgų aviacijos bazėje su miesto vadovu susitiko Jungtinių Amerikos valstijų nepaprastoji ir įgaliotojų ambasadorė. Intensyvesnius verslo mainus, konkurencingumą bei prekybą tarp Amerikos ir Europos paskatinti norinti aukšto rango politikė domėjosi ir mūsų miesto verslo plėtra bei investicijomis. Šiauliuose lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Deborah Ann McCarthy. Atvykusi aplankyti Šiaulių karinių oro pajėgų aviacijos bazėje oro policijos misiją jau kelis mėnesius atliekančius amerikiečių karius, aukšto rango politikė susitiko ir su miesto meru Justinu Sartausku. Viešnia labiausiai domėjosi, kaip Šiauliams sekasi vystyti ekonominę, komercinę veiklą. Teiravosi, kokią miesto viziją, kalbant apie pramonės bei verslo plėtrą, mato jo vadovas. Ambasadorė sako pastaruoju metu skirianti daug dėmesio deryboms dėl intensyvesnės prekybos bei verslo tarp ES ir Jungtinių Amerikos valstijų, todėl jai labai įdomios ir Lietuvos miestų investicijos bei galimybės. Verslo klestėjimas Europos miestuose taip pat svarbus, kaip ir jo plėtra Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir su šia nauja sutartimi mes turėsime daugiau galimybių palengvinti šio klausimo sprendimą, pakelti standartus abiejose pusėse. Aš manau, tai padarys ES ir Amerika labiau konkurencingas tarptautinė prasme. O žinojimas, kuo užsiima Šiauliai įvairiose verslo bei investicijų srityse, man labai reikšmingas formuojant bendrą Lietuvos vaizdą, kuriant platesnius europinius transatlantinius santykius. Kartu su Jungtinių Amerikos valstijų nepaprastąja ir įgaliotoja ambasadorė mūsų mieste apsilankė ir Italijos ambasadorius. Svečias prisipažino šįkart dalyvavęs tik kaip delegacijos narys, tačiau prasitarė apie planus sugrįžti į Šiaulius po poros savaičių, aptarti ne tik miestui, bet ir visam regionui opaus klausimo. Nesutarimų dėl skandalingai pagarsėjusios pavojingų atliekų deginimo bendrovės Toksika. Politikas pasakojo, kad situacija gerai žinoma ir dažnai svarstoma su Italijos valdžia. Tad jis norėtų susitikti su Šiaulių vadovais bei kitais politikais ir drauge pamėginti rasti optimaliausius sprendimus. Taip pat Italijos ambasadorius sakė labai besidomintis investicijomis Šiauliuose, o ypatingai laisvąją ekonominę zoną. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Automobilių meistrai įspėja, kad žiemą mašinas įvairiausiais būdais užvesti bandantys vairuotojai jas tiesiog sudegina. Štai Šiauliuose per parą sudegė net 2 automobiliai. Ugniagesiai sako, kad tai nutiko dėl netvarkingos elektros instaliacijos. Mašinų meistrai sako tą patį. Savamoksliai vairuotojai per šalčius prisigalvoja net labai pavojingų gudrybių. Volkswagen Golf užsidegė jo šeimininkui bandant, liaudiškai tariant, pašildyti variklį. 14 metų senumo mašina fakelų virto per kelias minutes. Ugniagesiai įspėja, kad tai būdinga nelaimė žiemą, kai vairuotojai stengiasi kuo greičiau sušildyti automobilį ir štai, lieka tik nuodėgulių krūva. Panaši nelaimė nutiko ir gan neseno Mercedeso savininkui. Trumpai pasivažinėjęs vyras automobilį pastatė garaže. Vos nesupleškėjo visas turtas. Eina į akumuliatorių kažkaip tai. O kas
Akumuliatorius čia pasėdinė pirmas stovi. O pirmas sėdinė. Kaip atėjo laidai, koks velnės. Šlogerius vežioja tas mašinas. Sako, čia ne naujiena, kad sudega. Ne naujiena. Kas jau? Kažkas susitrumpina gal. Kažkas tai būna negerai. Automobilių meistrai sako, kad žiemą mašinos užsidega, galima sakyti, dėl savamokslių meistrų kaltės. Kad kuo greičiau sušiltų variklis ar užsivestų mašina, jie prisigalvoja gan pavojingų gudrybių. Dažniausiai žiemą dega šiaip dizeliniai automobiliai, kadangi labai daug naudoja elektros įtampas pakaitinimo žvakės ir tuo tarpu laidai įkaista. Tai vat pasekoj, jeigu sumontuoti elektros įrengimai ir laidai sumontuoti netinkami, netokie kokie turi būti, jie greitai užsidega. Meistras pasakoja, kad vairuotojai įsigudrina į oro padavimo sistemą purkšti cheminės medžiagas, nepatikrina ar sandari degalų sistema, o tai irgi grėsmė. Mat šaltyje degalų kvapo beveik nesijaučia, taigi iki gaisro tik akimirka. Meistras sako, kad nemažesnė blogybė ignoruoti svylančių laidų kvapą. Mašiną nuo gaisro galima lengvai apsaugoti. Tai kvalifikuotų meistrų apžiūra, jokių savavališkų rekonstrukcijų ir kilus nors mažiausiam įtarimui, kad automobilis netvarkingas, neužvesti variklio. Vien šiame autoservise jau stovi 4 automobiliai, atitempti su aptirpusiais laidais. Jei mašinos būtų užvestos, būtų kilęs gaisras. Šiandien tiek. Kviečiu likti kartu su Šiaulių televizija, nes visai netrukus sužinosite, kokie orai laukia artimiausių metų. Sinoptikai žada, kad ne tik speigų, bet ir sniego sulauksime. Šilto vakaro ir iki rytojaus. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Rytojaus orai nieko nenustebins. Šiąnakt šals iki 16 laipsnių, trečiadienį dieną bus nuo 13 iki 15 šalčio. Diena nepastoviai debesuota, be kritulių, pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas.